Šiandien aš su sesė ir pusbroliu keliavom į mišką, gal ten surasim kokį šerną arba kokią įdomią vietą pastatyti bazę. Tai keliaujam. Taigi, sveiki sugrįžę ir mes pagaliau radome savo vietą. Čia atrodo, lyg kažkas būtų jau daręs kažkokį įdomų bunkerį. O mes tiesiog pratęsim, ką? Man kojiniam baltam jau esi. Kaip manot, šitą vietą tiks? Jo, jei kažkas nebūtų čia statęs praeitą metus. Žiūrėkit, kaip kažkas čia kitaip pastatė. Ir kokia puikia vieta. Kodėl čia tiesiog? Žinau. Gerai, mes čia pradėsim statybą. Dabar turim sugalvoti, ką pastatysim. O, net Ar ne? būtė. Gal turit idėjų? Mėlyna. Supranti, kad į Sveiki, tai mes priėjom čia tokią įdomų reiškinį. Tai bebrų užtam. Čia buvo žygiai tai tokių nuot. Viz. Iki. Sveiki sugrįžę. Mes čia paieškojom keletą variantų. Tai šiaip iš pradžių galvojom va čia daryti kažkur. Lemą ten bebrų užtvankų, žinok. Baisiai bijom tų bebrų. Nes žinom, jie net kaulus pakanda. Afigen. Žodžiu, tai esam šiaip apsišarvavę. Jeigu kas, tai iškart. Domas jos nušaus. Aš drukrikinau medį, ką tik. Gerai, Domas. Aistė gali palydyti. Aš nemačiau. Žodžiu, vanduo šiaip labai skaidrus, aš nežinau. Gerai, kad bent į šitą nepilo chemikalų šiais laikais gamyklas. Gerai, iki susitikimo. Taigi, pagaliau mes atėjome į savo, kaip mano, apie šitą vietą. Pažiūrėk, šiaip visai gal nieko. Tik tai biškį nerimavom dėl šitų potvynių. Labai kiek Jie taip- situacijų. Šiaip, žinot ką, parašykit į komentarus, ar šitą vietą geriau tęsim, o šitą, ar kažką ten kas pradėjo, nu žinot, prisimenu, atrodo. Jeigu ką, uždės čia dar video, editorius. Gerai, tai parašykit į komentarus ir iki.